J'ai envie de parler un petit peu d'un livre dans la Bible qui est le livre de l'Apocalypse. Norėčiau pakalbėti apie vieną švento rašto knygą, kur yra apreiškimas Jonui. La première lecture ce soir était sur une prophétie d'Isaïe et en fait qui est rappelée et même développée dans le livre de l'Apocalypse. Ir šiandienos mišiose pirmasis skaitinys tai yra ištrauka iš pranašo Izaijo. Ir iš tikrųjų ta ištrauka, kurią mes skaitėme, dar labiau, prie jos yra sugrįžtama ir jinai dar labiau tarsi išgvildenama apreiškime Jonui. C'est un livre qui nous fait un peu peur parce qu'il y a toutes sortes de créatures étranges et on ne sait pas trop comment comprendre ce livre. Ir apreiškimas Jonui yra tokia knyga, kuri kartais mus gąsdina, nes ten pilna tokių veikiančių keistų būtybių, žvėrių, kurie kartais mus gąsdina. Mais déjà, le nom Apocalypse veut dire révélation. Ir grįžtant prie pavadinimo, apreiškimas Jonui, prancūziškai, mažos kitom kalbom yra apokalips, tai tas žodis reiškia graikiškas atidengimas. Tai reiškia, kad kažkoks dalykas buvo paslėptas ir tada atidengtas, nuimtas nuo jo šydas. Gal net sakyčiau, kad tai yra kažkas, asmuo, kuris yra lyg paslėptas ir kuris paskui visiems yra atskleidžiamas. Ir gamtoje mes galime rasti nemažai tokių paslėptų lobių. Ir kai mes sužinome, kad kažkur yra tas lobis, mes norime eiti jį ir surasti. Tačiau mums katalikams pats didžiausias lobis, kuris yra šiame pasaulyje paslėptas, tai būtent Jėzus šventoje Eucharistijoje. Mūsų gyvasis, mūsų šlovingasis Viešpats su visais savo lobiais, kuriuos jisai tarsi iškovoja per savo prisikėlimą, jisai yra čia tabernakulyje. Tai Dievas ir nori mums atskleisti, apreikšti. Ir tikėjimo pagalba, kaip tik už duonos pavidalo, mes ir sugebame įžvelgti mūsų romųjį, meilųjį išganytoją Jėzų. Grįžtant prie apreiškimo Jonui, tai yra knyga, kuri pasakoja regėjimus ir viename iš jų mes matome sostą. Ir ten iškyla klausimas, toks didelis klausimas, kas iš tikrųjų bus vertas atsisėsti į tą sostą, jį užimti. Ar į tą sostą aš pakviesiu Dievą, Jėzų, švenčiausioje Eucharistijoje, ar tą vietą užims įvairiausi mano gyvenime įmanomi stabai. Žinoma, kad tas sostas yra mūsų širdis ir suvokiame, kad garbinti mes galime tik Dievą. Tačiau dažnai nutinka, kad būtent stabams mes teikiame pirmenybę, ne Dievui. Kiek labai dažnai man tenka sutikti žmonių, kurie tarsi apgailestauja, skundžiasi, kad niekaip neranda laiko maldai su Viešpačiu, nes reikia labai daug dalykų padaryti, reikia su labai daugeliu žmonių susitikti.
Ir žinoma, tie stabai gali būti patys iš savęs net labai geri dalykai, kaip kad šeima, kaip kad darbas, kaip kad sveikata. Tai tikrai yra gerai, tačiau jiems neturi būti teikiama pirmenybė. Ir kaip tik, kalbėdami apie šventąją adoraciją, mes ir pamatysime, kad ji yra, kaip tik tas vaistas, kuris padeda tuos stabus iš tos pirmos vietos patraukti. Benediktas XVI, kalbėdamas apie nuolatinę adoraciją, sakė, kad krikščionis yra tas, kuris atsiklaupia ant kelių. Kad paskui galėtų tvirtai stovėdamas ant kojų įsipareigoti dėl Dievo ir taip pat dėl savo artimo. Tačiau jeigu aš nesuklupsiu priešais Dievą, tuomet taip nutiks, kad aš klaupstysiuos prie žmonės ir ideologijas. Nes tai yra mūsų giliausioje prigimtyje, tas poreikis garbinti, adoruoti. Ir mums yra didelė laimė, nusišypsojusi mums katalikams, žinoti, kad tas Dievas, mūsų Dievas, kuris įsikūnijo, jisai ir toliau yra, tęsia savo būtį švenčiausiame sakramente. Taigi, adoruodamas Eucharistiją, aš adoruoju Jėzų ir Dievą. Grįžtant prie apreiškimo Jonui ir kalbos apie sostą, paskui apreiškime Jonui yra kalbama apie avinėlį, apie paaukotą avinėlį, tačiau jisai stovi. Ir tai yra tikrai stebinantis vaizdas, žinant, kad avinėlis yra paaukotas, paprastai toksai būtų gulintis, tačiau šis stovi, yra išsitiesęs. Ir kągi čia, kaip tik yra tame du simboliai, kad jeigu jisai yra paaukotas, vadinasi, buvo mirtis, jis perėjo mirtį ir tuo pačiu, kadangi jisai stovi, tai reiškia, kad jis yra prisikėlęs. Ir tas pats yra ir Eucharistijoje, beje, kunigas prieš komuniją, kas kartą šventose mišiose mums tai primena, sakydamas, štai Dievo minėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir Eucharistijoje yra tos dvi tikrovės, kad yra joje mirtis ir prisikėlimas. Aš matau joje tą, kuris iš meilės atidavė savo gyvybę, bet taip pat perėjęs mirtį prisikėlė. Taigi, skaitydami apreiškimą Jonui, mes ir esame tame, gyvenam su tuo klausimu,
iškeltu, ar sostą užims avinėlis, ir tai yra Jėzus Eucharistijoje, ar vis dėlto sostas atiteks tiems įvairiems stabams. Ir matysime, kad vyksta didelė dvasinė kova, kuri vyksta bažnyčioje, bet ji taip pat vyksta ir mano širdyje. Yra 4 ir 5 skyriai toje knygoje, kurie man kalba apie tą didžiąją Dievo adoraciją danguje. Ketvirtame skyriuje mes kaip tik matome tą garbinimą danguje. Mes turime Dievą, šalia jo yra avinėlis ir paskui visi dangiškiai kūriniai, kurie atsigręžia į juos ir garbina. Ir taip pat yra pasakyta, kad didieji karaliai, valdovai savo karūnas nusiėmę, jas numeta jiems po kojų. Jie taip pat suklumpa pagarbiai priešais Dievą. Tos karūnos, tai yra mūsų talentai, mūsų dovanos, visa tai, ką mes turime, ir mes taip pat turime visą tai atnešti Viešpačiui prie kojų, sakydami, tai yra tavo, tau. Ir kai aš taip garbinu, atnešdamas visą tai, ką turiu, Dievas man tai, žinoma, sugrąžins, tačiau ir dar padaugindamas, padarydamas visą tai vaisingą. Tačiau visų pirma, ir tai yra pirmas dalykas, kurį turiu padaryti, kai ateinu adoraciją, visą jam atnešti po kojų. Taip pat yra sakoma, kad tie karaliai, valdovai, jie atsiklaupia ant kelių ir įdomu stabtelėti ir šiek tiek pakalbėti apie kelį. Ir paprastai kelis yra tai, kas atvaizduoja, simbolizuoja jėgą. Ir kai kariškis suklupdavo priešais imperatorių, tad tai reikšdavo, kad jisai savo jėgą atiduoda naudoti jam. Mes žinome, kad yra tasai, kuris nekenčia Dievo garbinimo, tai yra velnias. Tikrai, kaip sakant, nedrovus vaikinas, sugebėjęs pasiūlyti Jėzui žodžiais, kad aš tau viską duosiu, kas yra šiame pasaulyje, jei tu mane pagarbinsi. Tačiau Jėzus jam primena pirmąjį Viešpaties duotą įsakymą, garbinsi tik tai vieną Dievą, neturėsi kitų dievų. Galbūt jūs žinote, kad viduramžiais, kai norima buvo pavaizduoti velnę, dailininkai tarsi taip įdomiai darydavo, šypseną keliančiai, kad velnio kelius vaizduodavo sulinkusius į priešingą pusę, tokius biškis stručius primindavo.
Nes būtent velnias nenori suklupti garbinimui, jis nori būti pats garbinamas. Bet mūsų keliai laimiai yra linkstantis gera linkme, tai ir toliau suklupkime ir aukojimo metu per mišias ir taip pat prieš švenčiausiąjį sakramentą. Kita vertus, nėra būtina visą valandą išbūti ant kelių, mes galime paskui ir prisėsti. Ir lygiai taip, kaip Jėzaus bičiuliai jo žemiškojo gyvenimo metu, galime taip pat prisėsti šalia jo. O grįžtant prie to garbinimo danguje, tai taip yra visi tie dangiškiai kūriniai, kurie nusiima savo vainikus, mesdami Dievui po kojų. Tuo tarpu angelai Dievo akivaizdoje sparnais užsidengia veidą, nedrįsdami jį žiūrėti tiesiai. Jie negali taip veidų į veidą žiūrėti net į prisikėlusi Jėzų, nors galėtume nustebti, juk tai yra tie angelai serafimai, kurie yra tokie angeliški šviesos kūriniai. Dažnai kyla klausimas, kodėl Jėzui reikėjo slėpti tą savo būtį, savo buvimą už duonos pavidalo Eucharistijoje. Galbūt jeigu jo šlovė būtų tokia aiškiai regima, gal taip pat pritrauktų žymiai daugiau žmonių į šventas mišias ir į adoraciją nuolatinę. Aš manyčiau, kad gali būti, jog išvydę Jėzų visoje savo šlovėje, mes įmanomai mirtume iš meilės. Kaip kad tokia mergaitė Imelda, kuri priėmusi komuniją numirė, taip labai mylėjo Jėzų. Yra taip pat įmanoma, kad pamatę Jėzų visoje jo šlovėje, pasijaustume taip nepatogiai, kad pabėgtume nuo jo, užuot priėmę komuniją. Visgi Jėzus pasirinko tą duonos pavidalą tam, kad per jį galėtų mums save atiduoti, duoti mums save. Kartais Jėzus apsireiškia, kaip kad, pavyzdžiui, seseriai Faustinai. Ir čia visai turbūt verta tai prisiminti, nes tie apsireiškimai visai netoli nuo čia įvyko. Ir kartą išstačius švenčiausiąjį sakramentą, sesuo Faustina jį pamatė tokį, kaip kad jį matom šiame gailestingumo paveiksle. Tai turėjo būti gan sukrečianti jai patirtis. Tačiau jis norėjo parodyti tai, ką kaskart mes gauname tokiu paslėptu būdu, kai ateiname prie švenčiausio jo sakramento. Tai reiškia, kad Jėzus išlieja savo meilę ir gailestingumą ne tik mums, tie, kurie ateiname prie jo kojų,
Tačiau šios sesuo Faustina taip pat mato, tarsi už jos esanti žmonija gautų tą tokį visą švenčiausio sakramento išliejimų malonių poveikį. Kitaip tariant, kad kai aš ateinu į švenčiausio sakramento adoraciją, aš prisiliečiu prie Jėzaus širdies. Ir kuris prisiliečia prie Dievo širdies ir paskui Dievas gali prisiliesti prie visos žmonijos širdžių. Apreiškimo Jonui 5 skyriuje mes matome, regime šventąją liturgiją. Ten kalbama apie giedamą naują giesmę. Per šventas mišias mums kaip tik labai nusišypsojo laimė, nes buvo jauna moteris, kuri čia taip gražiai mums giedojo. Ir supraskime, kad ta naujoji giesmė tai yra ta meilės giesmė, kuri ima lietis iš mūsų širdies. Ir kuo ta mano meilė yra tyresnė, kuo aš daugiau turiu meilės Jėzui, tai tuo ta mano giesmė yra gražesnė. Gal žinote, kad vienas, taip tyrai adoruojantis vaikas per mišias gali atnešti daugiau džiaugsmo, daugiau garbinimo Dievui, negu visi kiti 100 čia susirinkusių. Ir žinoma, šią širdžių paslaptį tik vienas Dievas regi mato. Tikra yra tai, kad nepaisant to, jog esame galbūt labai nusidėję, ar mus slegia daug kančių, ar kitokių sunkumų, yra vis vien žymiai svarbiau ateiti į šventas mišias, ir tai suteikia Jėzui didelį džiaugsmą. Ir apreiškime Jonui 5 skyriuje mes suprantame, kad žemiškoji liturgija yra dangiškosios liturgijos dalis. Kiekvienų šventų mišių tarsi visas dangus nužengia. Per Jėzų Eucharistijoje mes turime ir Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią. Žinoma, dalyvauja ir Marija, nes Marija visuomet yra su savo sūnumi Jėzumi. Ir taip pat čia dalyvauja ir angelai, ir šventieji, ir netgi skaistyklos sielos dalyvauja šioje liturgijoje. Ir mes labiau vienytis net su savo šeimos mirusiais nariais negalime kaip tik per šventąsias mišias. Ir kad apibendričiau 4 ir 5 apreiškimo Jonui skyrius, pasakyčiau taip. Jėzus turi 2 sostus. Vieną šlovės didingą į sostą danguje, kuriame, danguje jo sostą supa visi šventieji ir angelai. Ir kitą Eucharistijos sostą, kuris yra to tokio ramumo ir švelnumo sostas, nuolankumo.
Ir čia jį supa jūs, visi tie tikintieji, kurie ateinate pabūti jo artumoje, kurie ateinate jį garbinti. Tačiau suvokiame galiausiai, kad tai yra tas pats sostas. Tikrai galėtume sakyti, kad ta nedidelė ostija Eucharistija yra visos visatos centras. Eucharistija visą supa, visata, galima sakyti, sukasi aplink Eucharistiją, žemė, dangus, viskas. O apreiškimo Jonui 7 skyriuje, jeigu tęstume skaitymą, ten mes susidurime su nuolatinė adoracija. Ir ten yra pasakyta, kad avinėlio draugai, tai yra avinėlio palyda, dieną ir naktį yra su avinėliu, su juo. Ir jie gieda naują giesmę, sakydami, vertas avinėlis. Jis yra vertas garbinimo už visą tai, ką jis padarė dėl mūsų išganimo. Ir tai yra danguje giedama giesmė, bet taip pat ir mūsų giesmė tų, kurie ateiname dieną ir naktį garbinti Jėzaus švenčiausiame sakramente. Ir tą mes galime matyti ne vieną kartą apreiškime Jonui, kad žemė tarsi eina iš paskos, bandydama daryti tai, kas yra danguje vyksta. Ir kuo labiau jinai siekia taip daryti, tuo labiau priartėja dangus. Tai yra Dievo karalystė. Tačiau Dievo karalystė visų pirma yra Jėzus Eucharistijoje. Nes tai yra bet kokios malonės, bet kokios artimo dieviškosios meilės, taip pat tiesos šaltinis. Dažnai yra sakoma, kad Eucharistija yra tos dieviškosios meilės šaltinis ir tai yra tiesa. Tuo tarpu Benediktas XVI mėgo priminti, kad švenčiausioji Eucharistija visų pirma yra tiesos šaltinis. Nes kai esu prie švenčiausio sakramento, kai esu prie viešpaties kojų, viešpats man padeda matyti save tiesoje. Jisai apšviečia mano sąžinę ir parodo tai, kas turėtų būti panardinta į gailestingumą. Skaitant toliau apreiškimą Jonui, mes matome daug įvairių tokių demoniškų būtybių veikiančių. Apie jas dabar nesiplėtosiu. Tačiau ten kartais veikia velnias. Žodžiu, tai velnias ten veikia, tai kokie nors totalitariniai režimai, kurie taip pat priešinasi Dievo garbinimui. Na ir ten tokie, galėtume sakyti, tokie žvėrys, kaip simboliniai žvėrys, kurie atvaizduoja tai, kas žmonijos istorijoje galėjo vykti tokio baisaus.
Ir paskui iš atminties, man atrodo, kad tai yra Apreiškimo Jonui 14 skyrius, ten yra sakoma, kad kažkur valandą avinėlis nebus adoruojamas. Ir tuomet žemės valdovai užima sostą. Ir aišku, taip dažnai nutinka, kad mano aš nori atsisėsti į Dievo sostą. Kartais net nereikia galvoti apie kažkokius ypatingus diktatorius. Mano pačios puikybė labai puikiai mėgsta įsitaisyti tam soste, kuris priklauso Dievui. Ir čia yra toksai kritinė akimirka Apreiškime Jonui, kai matome, stebime, jog, ir apie tai sakoma, jog žmonių garbinimas yra skiriamas ne Dievui, o žmonėms. Tačiau paskui yra pasakoma, kad avinėlis juos įveiks, nes jis yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Tai reiškia, kad Jėzus Eucharistija ir taip pat jo Evangelija yra ta jėga, kuri visuomet įveiks bet kokius stabus. Ir paskui Apreiškimo Jonui 12 skyriuje yra kalbama apie Mariją kaip bažnyčios motiną. Pasakojime mes matome, kad ji tampa motina 2 kartus. Jinai pirmą kartą gimdo džiaugsme Jėzų. Ji taip pat antrą kartą gimdo skausmuose, tuomet ji gimdo bažnyčią. Nes mūsų gyvenimuose mes stengiamės atsilaikyti, nepriimti Jėzaus meilės, tarsi jai priešinamės. Mergelė Marija nori, kad mūsų širdyse Jėzus atgimtų. Bet tai yra labai sudėtinga, nes dažnai savo širdyse mes mieliau užleidžiame vietas mūsų puikybei. Galiausiai mes matome, kad būtent Marijos vaikai bus tie, kurie pajėgs įveikti slibiną. Jeigu lankėtės Lurde, tai žinote, kad ten galima pamatyti mergelės Marijos atvaizdą, kur ji savo kulnu tarsi pritreškė demoną. Ir tai atspindi tos pradžios knygos pranašystę. Tam atvaizde taip pat mes galime matyti, kad demonas, jisai yra įkandęs į kulną. Iš tikrųjų, demonas neturi jokios galios įkasti Marijai, nes jinai jam nepavaldi. Tačiau mes esame tarsi tas jos kulnas, kuriuo jinai pasinaudoja tam, kad priešas būtų nugalėtas. Būtent todėl demonas ir gali įkasti ją į tą kulną, nes tas kulnas mes.
Marija akimirksniu demoną yra pajėgi nusiųsti į pragarą. Nusiųsti į pragarą visam laikui, tačiau ne taip jinai nori jį įveikti. Ji renkasi tai daryti per savo vaikų nuolankumą. Ir kadangi galva, yra tokios puikybės simbolis, tai įveikti ją galima per tą vaikų rožinio maldą, per jų nuolankumą. Ir apreiškime Jonui yra pasakyta, kad Marijos vaikai įveiks, nugalės demoną. Pasakyta, kad jie nugalės demoną avinėlio krauju ir tuo liudijimu, kuris gali juos nuvesti ir iki mirties. Tas avinėlio kraujas tai yra švenčiamoji Eucharistija, kaip kad šventos mišios, ir taip pat ta nuolat garbinama Eucharistija, adoracija. Kas kartą, kai mes švenčiame šventąsias mišias, jo auka ant kryžiaus yra sudabartinama ir jo tas brangusis kraujas gali būti mums visiems išlietas. Taigi tas avinėlio kraujas tai yra šventosios mišios, tačiau tai taip pat yra ir paskui tęsiama adoracija, kurios dėka tas kraujas gali būti dalijamas, liejamas visiems. Taigi yra reikalingas avinėlio kraujas, bet taip pat ir mūsų liudijimas. Mes turime turėti drąsos liudyti tiesą, taip pat Jėzų Eucharistijoje. Taip Marijos vaikai ir gali įveikti demoną, jeigu jie yra prie viešpaties kojų ir jeigu jie jį paskui liudija. Tai dar kartą galima pasakyti, kad nuolatinė adoracija yra Marijos velnio nugalėjimo plano dalis. Ir, kad jau nebeišsitęsti, apreiškimo Jonui pabaigoje yra vienoj vietoj ištariamas sakinys, kuris yra taip pat sakomas ir šventų mišių metu. Laimingi pakviesti į avinėlio puotą. Paskui kalbama apie jo sužadėtinę, kuri yra labai pasipuošusi. Ir žinoma, čia kalbame apie komuniją, kai viešpats mums atsiduoda tokių
dvasinių sužadėtuvių keliu. Atsiprašau. O ta jau sužadėtinė, tai yra visos tos sielos, kurios tuo šventiniu drabužiu apsirengė ir tas šventinis drabužis tai jų gerieji darbai. Mes niekuomet nebūsime verti komunijos, eiti ją priimti, tačiau galime stengtis apsivilti tai savo gerais darbais. Aišku, tie gerieji darbai, tai visų pirma, artimo meilės darbai, tačiau graikų kalboje tas žodis turi tokį tikslesnę reikšmę. Pažodžiui verčiant, tai yra teisingumo darbai. Ir pirmasis teisingumo darbas, toks dieviško teisingumo darbas žmogui, tai yra garbinti Dievą. Ir kai aš adoruoju, garbinu viešpatį, tuomet viešpats man apreiškia tiesą apie žmogų ir tik tuomet aš galiu įsipareigoti socialiniam teisingumui, esu pajėgus tą daryti. Yra tiesiog svarbu suvokti, kad tas socialinis teisingumas, kuris turi svarbą, bet yra labai reikalinga, kad jisai būtų įsišaknyjęs į tą dievišką teisingumą. Paskutiniuose 2 skyriuose yra kalbama apie naująjį pasaulį, kuris nužengė iš dangaus. Ir kaip tik jis yra susijęs su šiandienos šventųjų mišių pirmojų skaitiniu, tas naujasis pasaulis, naujoji Jeruzalė, kurioje nebus kančios, joje nebus ašarų, joje nebus mirties. Ir tas naujasis pasaulis, kuris nužengia, tai yra Jėzus Eucharistijoje. Tas senasis pasaulis, tai mes ir visa tai, kas mūsų supa, naujasis nužengiantis pasaulis, tai yra Jėzus ostijoje. Ir Jėzus jau šiandien man duoda džiaugsmą, paguodą, naująjį gyvenimą. Tai jau čia yra, tik tai dar paslėptų būdų. Tačiau turim suprasti, kad tas naujasis pasaulis tai Eucharistija. Paskui mes matome tą naują Jeruzalę, naują bažnyčią, kuri yra mūsų. Ir apie ją kalbant sakoma, jog jos vienintelė šviesa yra vienėlis. Vienintelė šviesa, kuri apšvies visą bažnyčią ir visas tautas. Kitaip tariant, tas pagrindinis turtas, pagrindinis bažnyčios lobis, tai ne visi įmanomi turtai, puošybos, bet būtent Jėzus Eucharistijoje. Lygiai taip pat ir mums Eucharistijoje yra mūsų pagrindinis lobis, nes joje yra ir visa Dievo tiesa, ir visa Dievo meilė, kuri mums yra duodama joje.
paskui, kai mes matom tą paskutinį regėjimą, matom ištekančią gyvojo vandens upę. Ir ta gyvojo vandens upė išteka iš avinėlio, kuris yra adoruojamas dieną ir naktį. Yra taip pat parašyta, kad ta gyvojo vandens upė bus vaistas visoms tautoms, išgydys jas. Kitaip tariant, kad yra tik viena tikrovė, kuri gali pagydyti mano širdį, mūsų šeimas, bažnyčią, pasaulį. Tai ta gyvojo vandens upė, kuri išteka iš Eucharistijos. Nes Eucharistija savyje turi tą perkeitimo galią, kuri buvo iškovota ant kryžiaus. Nes ant kryžiaus viešpats blogį ir neapykantą perkeičia į meilę ir gailestingumą. Lygiai taip pat jisai perkeičia mirtį į gyvenimą. Ir mes atrandame, kad Eucharistijoje yra tas, žodžiu, ta kryžiaus perkeičianti galia, kuri toliau gali perkeisti mus ir visą pasaulį. Ir galbūt pabaigai pabaigčiau eilute iš Švento Jono Evangelijos 7 skyriaus 37 ta eilutė. Jėzus sako, kad ateikite pas mane, kurie trokštate. Kad tas, kuris tiki, te atsigeria. Iš mano širdies ištekės gyvojo vandens šaltiniai. Ir jis kalbėjo apie tą šventąją dvasią, kurią priims tie, kurie ateis į jo artumą. Ir tai yra būtent tai, ką Jėzus mums ir suteikia, kas kart, kai mes ateiname prie jo kojų adoracijoje. Labai jums ačiū.